Aš manau, kad vieni žmonės gimsta jau labai empatiški, bet turbūt tokių yra labiau retenybė negu kad, tie jau, kur tikrai labai empatiški. O paskui, čia gal sunkusis ir liūdnasis būdas, tai kai turbūt žmonės patiria patys daug sunkumų, tai aš manau, kad jie tada kur kas tampa labiau atjaučiantis kitiems žmonėms, nes jie patys patyrė, ką reiškia patirti kažką sudėtingo ir tada yra kur kas lengviau užjausti, atjausti kitą šalia esantį. O tiem, kurie gyvena gerą gyvenimą, tai turbūt geriausia treniruoti, galvoti, kaip aš jaučiuosi tose aplinkybėse, to žmogaus batose. Jeigu man taip atsitiktų, kaip aš tada jaučiuosi. Tai aš manau, kad čia yra geriausia empatijos treniruoti ir irgi kaip turbūt kaip mes aktoriai ir dirbam su personažais, tai tiesiog kaip aš jaučiuosi tose batose.